Man kaip dokumentinio kino autoriai iš tikrųjų labai būna kartais tokių situacijų, kad būna apmaudu, kad dokumentinis kinas tarsi būna nurašomas į paraštes ir laikomas kaip vaidybinio kino, tarsi podukra. Tačiau tai, kad pastaruoju metu vis dažniau dokumentiniai filmai laimi pagrindinių festivalių prizus, apdovanojimus, kad jie sutraukia į kino sales didžiulius žiūrovų kiekius, iš tikrųjų labai džiugina. Ir būna, kad po tokių filmų pasako, atrodo kaip vaidybinis, nedokumentinis filmas. Ir tai iš tikrųjų ne todėl, kad vėl nustumti dokumentikai paraštės, o dėl to, kad tai buvo taip neįtikėtina, kad tai galėjo būti realybėje. Ir vienas iš tokių filmų man būtų, pavyzdžiui, Toto ir jo seseris, tai rumunų režisieriaus jau apdovanoto Emmy, Aleksandr Naunu filmas. Ir jisai pasakoja apie 3 apleistus Bukarešto vaikus, kurių mama nuteista už narkotikų platinimą. Kamera seka jų gyvenimą ir negali patikėti, kad tai yra dokumentinis filmas, kad taip arti kamera ir tokius dalykus galėjau užfiksuoti ir kad tie vaikai nėra aktoriai, o jie iš tikrųjų gyvena realybėje. Antras filmas, kurį tikrai norėčiau išskirti šių metų kino pavasario dokumentikos programoje, tai būtų Pilietis Edvardas Snowdenas. Šitas filmas iš tikrųjų buvo įtrauktas į praėjusių metų visas įmanomas turbūt nominacijas ir geriausių ne tik dokumentinių filmų sąrašą. Kai 2013 metais režisierė pradėjo filmuoti filmą, tai buvo sausio mėnuo, jinai kūrė filmą apie Amerikos nacionalinio saugumo tarnybų piktnaudžiavimą savo padėtimi po rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių. Ir tuo metu režisierė pradėjo gauti šifruotus elektroninius laiškus iš asmens pasirašančio 4 piliečių, kuris buvo pasiruošęs atskleisti tuos visus žvalgybo sekimo programų mastus. Ir taip gavosi, kad po pusmečio režisierė jau su žurnalistu išskrido į Honkongą susitikti su to žmogum, būtent kuris siuntė laiškus, ir jis yra tasai Edvardas Snowdenas, pagrindinis filmo herojus. Kitas filmas, jeigu jau kalbant apie slaptąsias tarnybas, tai taip pat norėčiau paminėti bulgarų filmą Dėdė Tonis, 3 kvailiai ir slaptosios tarnybos. Šis filmas sukėlė iš tikrųjų daugybę debatų ir suskaldė postkomunistinę Bulgarijos visuomenę. Ir man atrodo, šitas filmas turėtų būti taip pat artimas savo tema lietuviams. Kitas praėjusių metų kino hitas, tai filmas Rodžeris Ebertas, Toks gyvenimas. Jisai pasakoja apie legendinį ir nepaprastai populiarų amerikiečių kino kritiką Rodžerį Ebertą, ir filmo pavadinimas yra lygiai toks pat kaip ir jo paties atsiminimų bestselleris. Ir iš tikrųjų jisai buvo, tasai filmų kritikas buvo toks populiarus, kad jo aidas gyvas iki šiol, ir net ir negale, kuomet Ebertas nebegalėjo kalbėti, netėmė iš jo charizmos. Ir jisai tęsė savo misiją raštu. Ir pabaigai norėčiau paminėti, kad šių metų dokumentinio kino programoje nemažai filmų yra sukurti režisierių moterų. Ir vienas jų tai kroatų režisierės Tiha Gudak filmas Golis sala, kuris Sarajevo kino festivalį pelnė geriausią dokumentinio filmo apdovanojimą. Režisierė pasakoja ypatingai dramatišką ir jautrią savo senelio istoriją, atskleisdama ilgus metus saugotą savo šeimos paslaptį. Ir tai ypatingai yra drąsus kūrinys, kino gale nugalintis tylą ir baimę, ir kaip filme mama pasako dukrai, tai istorija apie tai, kad gili žaizda gali sugyti. Taigi visus labai kviečiu apsilankyti kino pavasario dokumentinių filmų programoje ir pamatyti, kaip realybė kartais parašo pačius įdomiausius scenarijus.